Pradėk stebėti savo kvėpavimą. Oras, kurį įkvepi per nosį, yra malonus. Maloniai užpildo tavo kūną ir atpalaiduoja. Darai gilius įkvėpimus ir iškvėpimus. Šį kartą oras yra labai malonus. Tarsi gėlių kvapo, tavo mėgstamiausių gėlių kvapo. Įkvepi vaivorykštinių spalvų orą ir jis užpildo tavo kūną, keliauja per šnerves, per gerklę, krūtinę, pilvą. Vaivorykštinė šviesa pildo kiekvieną kūno ląstelę. Kvepia karamelė, cinamonu, saldainiais ir gėlėm. Šildo tavo kūną. Užsipildo pilnai gerklė, krūtinė ir pilvas. Toliau pildosi klubai, kojos, keliai, blauzdos ir pėdos, kojų pirštai. Su kiekvienu įkvėpimu tiek užsipildo kūnas, kad pradeda spinduliuoti į aplinką, išeina ta šviesa per pėdas, pildosi galva, veidas, plaukai nusidažo vaivorykšte. Šviesa trykšta per kiekvieną plauką. Atrodo, kvėpuoja net galvos oda. Kiekviena veido ląstelė kvėpuoja laisvai, maloniai. Įkvėpi ir su iškvėpimu paleidi tai, kas jau atitarnavo. Tiesiog atsipalaiduoji. Įkvėpi šviesą ir iškvėpi tamsą. Įkvėpi šviesą ir iškvėpi tamsą. Įkvėpi šviesą ir iškvėpi tamsą. Per viršugalvį įeina šviesos banga. Negali nieko padaryti, ji tiesiog užlieja tave, apvelka į šviesos kokoną, čia ir dabar. Formuoja apsauginį kupolą,
Užkrauna kiekvieną ląstelę šviesa, dieviška šviesa. Dieviška DNR aktyvuojasi. Kvėpuoji lengvai. Ta šviesa užšaldo emocijas, ištrina, pašalina. Kas atitarnavo, kas nebetarnauja tolimesnei evoliucijai. Nieko nedarai, tiesiog vyksta. Tavo stuburas yra šviesus, geras, spindintis. Šviesus, geras, spindintis stuburas tarnauja kaip tavo šviesos kanalas tarp dangaus ir žemės, tarp žemės ir dangaus. Į tavo kūną įeina dar viena banga per viršugalvį, atpalaiduojanti banga. Tave užliuliuoja, visiškai atpalaiduoja. Jautiesi kaip šviesos kokone, kaip motinos įsčiose, saugu, gera, šilta, šviesu. Tavo ląstelės užsipildo pirminė šviesa, pirminių impulsų, kai tavo siela įsikūnijo į šį įsikūnijimą. Aktyvuojasi šviesa čia ir dabar. Aktyvuojasi sielos atmintis. Virš galvos formuojasi saulė. Tai yra tavo pakylėta sąmonė. Plečiasi kaip šviesos kamuolys virš tavo galvos ir kyla aukštyn. Metrą, du ir dar aukščiau. Lygiuojasi su mūsų saulė. Formuojasi labai aiškus ryšys su savo pakylėtoju aš, su savo siela. Ir kvėpuoji lengvai iš tos saulės, iš savo pakylėtos sąmonės. Su kiekvienu įkvėpimu iš viršaus šviesa ir informacija keliauja į tavo kūną ir su kiekvienu įkvėpimu vis labiau atsiveria širdis. Įkvėpi per viršugalvį ir iškvėpi per širdį. Tau yra saugu ir gera. Įkvėpi iš savo saulės ir iškvėpi pro savo širdį. Tik dar labiau vaivorykštės plečiasi, išsispinduliuoja iš tavo kūno per širdį, nuraibuliuoja, banguoja, formuoja burbulą, meilės burbulą, besąlyginės meilės. Ir dabar tu skrieji tame burbule.
visiškai saugu. Ir tik šviesos būtybės, kurios yra 100% iš dieviškos meilės, egzistuoja tavo erdvėje, tavo struktūroje ir tavo gyvenime. Ir tu turi 100% apsaugą. Besąlyginės meilės, dieviškos meilės, kuri nuolat pildosi iš dieviškos karalystės. Visiškai jautiesi kaip Dievo dukra, kaip dieviškas kraujas teka tavyje. Tu įkvepi iš pakylėtos sąmonės ir iškvepi besąlyginę meilę per savo širdį. Ir jauti, kaip ta širdis veriasi ne tik krūtinėje, bet ir nugaroje. Ir kaip formuojasi angelo sparnai, tavo apsauga, tavo pasikylėjimas. Ir tu gali skristi. Ir esi saugi skristi. Ir gali apsisaugoti. Kreipiuosi į amžinąjį šaltinį, amžinąjį pirmapradį, visagalį šaltinį, dievišką, amžinąjį kūrybos šaltinį, pirmapradį moterišką pradą, pirmapradį vyrišką pradą. Prašau vesti mane, prašau globoti mane, prašau saugoti mane, prašau apvalyti mane, čia ir dabar, ir mano gyvenime. Dėkoju, tebūnie tai vyksta, tebūnie kvėpuoju iš pakylėtos būsenos ir užsipildo mano struktūra, mano kūnai, čakros, fizinis kūnas ir mano aplinka. Kvėpuoju iš tos pakylėtos būsenos ir mano kūnas darosi sunkus, visiškai atpalaiduotas. Atsipalaiduoja pėdos, pėdų pirštai, kojos. Mano pėdos, kojos, kojų pirštai yra atpalaiduoti. Atsipalaiduoja keliai, blauzdos ir šlaunys. Ir mano keliai, blauzdos ir šlaunys yra atpalaiduoti. Atsipalaiduoja klubai, pilvas, visi vidaus organai. Klubai, pilvas ir vidaus organai yra atpalaiduoti. Atsipalaiduoja krūtinė, pečiai, nugara. Mano krūtinė, pečiai ir nugara yra atpalaiduoti. Atsipalaiduoja rankos, delnai, pirštai. Mano rankos, delnai ir pirštai yra atpalaiduoti.
ir atsipalaidavimas kylant iki gerklės. Gerklė atsipalaiduoja, kaklas atsipalaiduoja. Mano gerklė ir kaklas yra atpalaiduoti. Atsipalaiduoja žandikaulis, veidas, akys ir nosis, burna, lūpos. Mano žandikaulis, veidas, lūpos, nosis ir akys yra atsipalaidavę. Ir atsipalaidavimo banga kyla aukštyn, atpalaiduoja visą galvą, kaktą, galvos odą ir plaukus. Mano kakta, galva, galvos oda ir plaukai yra atpalaiduoti. Atsipalaiduoja smegenys. Kiekviena smegenų rievė yra atpalaiduota, užsipildo atsipalaidavimu. Atsipalaiduoja net zonos virš galvos ir po mano pėdomis. Mano aura atsipalaiduoja. Jaučiu, kaip į mano aurą nusileidžia angelai, archangelai, tie, kurių man reikia dabar. Užpildo mane. Gerovės angelas, sveikatos angelas, išlaisvinimo angelas. Minčių išlaisvinimo nuo dramų, emocijų ir toksinių minčių. Atsistoja po angelą virš galvos ir po kojų, iš dešinės ir iš kairės, iš priekio ir iš galo. Ir kiekvienas su savo spalva, rožinė ir mėlyna, violetinė ir raudona, žalia ir geltona, pradeda gydymą tavo čakrų sistemos, tavo kūnų, auros. Ir pildo tave tol, kol pajauti visišką pilnatvę. Ir gydymas prasideda dabar. Užsipildo pilvas, saulės rezginio čakra, išsivalo, užsipildo šviesa ir stiprybė, drąsa ir valia, gerovė, finansais. Krūtinės čakra užsipildo švelnumu, besąlyginė meilė, gerovė ir ramybė. Gerklės čakra užsipildo ramybė, tyla, savęs pažinimu ir suvokimu.
savirealizacija. Gydymas vyksta ir kaktos čakroje. Aktyvuojasi nuojauta, vizija, įžvalga, matymas, minčių skaidrumas, ramybė. Aktyvuojasi karūnos čakra. Dieviška pilnatvė, dieviška šviesa, tiesa, laisvė ir įžvalga. Aktyvuojasi ir valosi apatinės čakros. Aktyvuojasi stabilumas, ramybė. Finansinis stabilumas. Šventumas, ryšys su žeme, meilė, grožis, pajautimas. Aktyvuojasi sakralinė čakra. Aktyvuoja švelnumas ir šventumas, ramybė. Išsivalo čakros iš priekio ir iš nugaros. Harmonizuojasi, susiderina su dieviškumu, dieviška valia, pirmapradžiu impulsu. Aura užsipildo visiškai pilnai. Aktyvuojasi talentai ir gebėjimai. Ir neutralizuojasi neigiama karma, tamsūs įsikūnijimai praeities, nuo pat pirmo įsikūnijimo iki dabartinio žemėje. Tai, kas nešvaru ir tamsu, tiesiog išsigrynina, išsivalgo ir pasišalina. Jau tik priartėja šventoji dvasia, šventoji ugnis, susilieja su tavo aura ir tarsi sukūriai ją apvalo, įtraukia į save užtamsėjimus, negatyvias mintis, negatyvias emocijas, užsilikusią tamsią karmą, kuri nebetarnauja. Senos giminės programos, kurios nebetarnauja, tiesiog išsivalo. Ir aktyvuojasi talentai ir gebėjimai, aktyvuojasi teigiama karma, aktyvuojasi šviesus įsikūnijimai, aktyvuojasi gebėjimai, aiškiaregystė, žinojimas, tiesa, laisvė, drąsa ir grožis. Aktyvuojasi tos savybės, kurių reikia tavo tolimesnei evoliucijai. Aktyvuojasi dieviškas tavo sielos planas, tavo misija, tavo šviesa. Padėkoji angelams, archangelams už jų gydymą. Jie apsijungia ratu, sustoja ratu aplink tave, iš visų pusių ir virš galvos ir po kojom.
ir visa jų šviesa ir energija apsijungia, tampa balta šviesa, kuri suformuoja apsauginį tavo auros skydą, nepramušamą, krištolinį, 100% iš dieviškos meilės, kuris tave saugos tavo išgydytą aurą, pro kurią negali prasimušti niekas, kas nėra 100% iš dieviškos meilės. Apsauginis skydas saugos tavo unikalią energiją, tavo unikalią sielą, unikalią aurą, tavo ramybę ir pilnatvę. Angelai ir archangelai pakyla aukščiau, suplasnoja sparnais ir išlyja auksinės dulkės, auksiniai lašai dar ant tavo apsauginio skydo auros ir tik jie gali prasiskverbti, tik tai dieviška energija ir tavo sielos energija prasiskverbia giliai per tavo apsauginį skydą, per tavo aurą, tavo čakrų sistemą, į tavo fizinį kūną, per tavo odą. Oda pasidengia aukso dulkėm, aukso lašais, šviesa ir skverbiasi gilyn į gilesnius odos sluoksnius, kur į limfinę sistemą prasivalo limfa, toksinai, apsišviečia pasidengę auksu, skverbės gilyn į tavo kraują, kūno skysčius. Kraujo ląstelės išnešioja tą šviesą po visą kūną tolygiai. Prasiskverbia raumenis. Kaip požeminės upės teka aukso upės po tavo kūną. Ir dabar skverbiasi į kaulus. Tavo kaulai tampa auksiniai, spindintys, šviesus, dieviški. Dabar duodi ranką savo angelui vedliui ir jis pakylėja tave aukščiau šios dimensijos, aukščiau žemės, kol tavo kūnas ilsisi, tavo dvasiniai kūnai pradeda kelionę, pažiūrėti, kaip atrodo žemė iš viršaus, kaip atrodo žvaigždės ir planetos, prisiminti, kuri planeta yra pirmoji visatoje, kai tu čia įsikūnijai, į tavo sielą susikūrė, kokią funkciją jie atlieka, koks elementas yra, kokia ta pirmapradė funkcija, kas tu. Pradedi jausti save, kas tu esi. Kokia tai planeta, apsižvalgai aplinkui, arba pasikėlėjai dar iš aukščiau ir apžiūri, kokia tai visata.
koks jausmas, ką matai. Ar tai žemė, ar ugnis, ar dujos, ar vanduo, ar krištolai, ar augalai, ar akmenys, ar metalai. Gal tai eteris, vakuumas, gal ugnis, gal saulė, ar lava. Tas jausmas užpildo tavo struktūrą. Užsipildo visi kūnai, visa dieviška struktūra. Tuo, kas tu iš tikrųjų esi. Aktyvuojasi čia ir dabar. Prasideda aktyvacija. Pildaisi, pildaisi, pildaisi. Mėgaujasi tuo. Matai, jauti, užuodi. Tau taip gera, kad tu pradedi šokti kartu su žvaigždėm. Į tave krenta į žvaigždžių dulkes. Tu spindi, tiesiog spindi. Ir taip gera būti tame savo natūraliame būvyje. Čia gali sutikti savo sielos šeimą, kas jūs, kodėl jūs. Ką kuriate, kuo esate. Ir kada užgimė tikslas? Koks tai tikslas? Kas veda šią evoliucijos keliu? Koks tikslas veda? Apsikabini savo sielos šeimą, su kažkom susitiksi vėliau, su kažkom susitiksi galbūt ir šiame įsikūnyje, ar jau susitikai. Padėkoji. Visiems savo pagalbininkams, mokytojams ir artimoms sielom. Dėkoju už šią šviesos įkrovą.
tavo angelas, pagalbininkas, vedlys grąžina tave į fizinį kūną. Dabar jis kitoks, atsinaujinęs, atsipalaidavęs, užsipildęs ramybę, šviesa ir apsauga. Dėkoju savo sielai už vedimą, už dalyvavimą, savo mokytojams, angelams, archangelams, amžinajam kūrėjui, kūrybos dvasiai. Tai šis procesas tęsiasi ir išsitęsia laike tiek, kiek to reikia, tai užsibaigia pačiu harmoningiausiu, šviesiausiu būdu, tai transformuoja. Dabar grįšiu į savo gyvenimą, grįšiu kitokią, paturėjusi šią patirtį, šios atsiminimus, sužadinus atmintį. Užsipildėsi džiaugsmu, pilnatvė, palaima. Po truputį pradedi jausti savo fizinį kūną, judinti pirštus, vėl stebėti savo kvėpavimą, daryti gilų įkvėpimą ir iškvėpimą. Dėkoju už tai, ką gavau, ką gausiu, visom situacijom, visiems žmonėm, mokytojam, visom pamokom. Dėkoju savo gyvenimui, dėkoju galimybei būti gyvam, savo kūnui, kuris tarnauja, kuris tarnaus tolesnei evoliucijai. Ir yra šventas, palaimintas, gyvas, energingas, lengvas ir ramus. Gerai miega, sveikai maitinasi, juda, šoka ir kuria. Ačiū visiems pagalbininkams, šviesos būtybėms, amžinai dvasiai, mokytojams, vedliams. Dėkoju ir sugrįžtu.